jiems tai atrodo kaip šou, dabar jiems tai smagus įvykis, smagi patirtis, bet mes tikimės, kad iš tiesų jie nusims šitą kaukę ir pamatys suskilusias sienas, pabandys užsidegti ugnį viryklėje, kuri neveikia, pabandys nusiskusti bulves ir išmesti bulvių lupenas į šiukšliadėžę, kurios nėra, pabandys nueiti dušą, kuris neveikia, arba bėga tik šaltas vanduo, išgyvens visus tuos dalykus, kuriuos gyvena studentai kiekvieną mielą dieną. Aš kaip pamenu savo studentiškus metus, irgi prieš 6-8 metus, tai lygiai tas pats panašu, o tik tais kas naujienų, tai kad langai pakeisti, priešgaisrinės signalizacijos, o visa kita tas pats, ir manau, kad net tapetai tie patys. Ir dar turbūt nuo tarybinių laikų, grindys čia nuo statybos. Svarbiausia, man atrodo, tai, kad jis nesugriūtų, tas yra svarbiausia. Nes tikrai jau stovis jo yra nekoks ir tikrai būtų malonu, kad jis būtų sutvarkytas. Yra atsakinga viešo įstaiga. Mes neturim teisės kištis netgi į jų. O kas ta vieša įstaiga įsteigė? Universitetas ir įstaiga. Tai reiškia ir atsako, tik tai čia pavadinimai keičiasi. Ne, jie yra, visi pinigus jie tvarko. Kas tie jie? Viešoji įstaiga. Bet tai čia įstaiga ta vieša įstaiga. Jeigu aš praleisčiau ilgiau negu parą ar 2, žinokite, aš jums pasakysiu atvirai. Aš tikrai, žinokite, neišturėčiau, aš tuoj pradėčiau tapetuoti, valyti, šveisti, dažyti. Kodėl jie galvoja, kad aš turiu tam pinigų? Kodėl jie galvoja, kad gal aš neturiu pinigų? Paprasčiausia, labai paprasta priežastis. Rektorius pjausto, o jūs reikia vieno peiliuko reikia. Nėra peiliuko dar vieno? Kur tie studentai, draugai? Vieno peiliuko reikia, prašom paskolinti. Reikia ištvermės, kad čia gyventi iš tikrųjų. Viskas, aišku. O, mes žapliai. Pasirodo, turi nedėti. Palaukite, prie kiekvienos technikos turi būti instrukcija, kurią reikia žinoti. Kai įsijungia lemputė, ją reikia iš naujo įjungti. Neparašyta. Reikia išsijungus, užsidegus raudonai vidutinį lemputę. Bet tavęs nieko neišeina. Žinot, ką būtų gerai, kokią šoninę, ne? Dabar esi. Yra dešrelė. Kaip išgyventi? Svarbiausia tikriausiai yra nemėtyti pinigų. Taupyk biškį bulvę, pinigus kainuoja. A ne? Turėti kažką, ką turėtum atsivežti, nes tikrai čia kai ko trūksta. Bet jeigu kokias šoninės būtų atsivešęs, tai